šoko. O tą pakabino... Dar neįsirimėžiai, man skirtas. Šiandien ryte pirmoji treniruotėje turėjom labai nesėkmingą įvykį, tikrai didelę avariją. Visą laimę, kad vairuotojas yra sveikas. Įvykus tai avarijai galvojau, kad viskas, mūsų 1000 jau tikrai baigtas. Šiaip esu optimistas, bet šį kartą tikrai atrodė, kad taip yra. Bet mūsų komanda, kaip matot, iš nugaros atliko tikrai nuostabų darbą. Per 4-5 valandas nuo visiškai sumaityto automobilio surinkom atgal į važiuojantį. Spėjom išvažiuoti dar į kvalifikaciją, kurioje puikiai pasirodėm. Labai ačiū komandai, visai Lietuvos inžinerijos kolegijos kolektyvui, visam, kurie liūdė, kad tikrai esam dar šitose lenktynėse.